Kas mes tokie, kad nedirbtume per tautinę darbininkų dieną? Darbų buvo priplanuota nemažai. Pirmiausia, reikėjo pabaigti elektrifikacijos epopėją. Ir štai jos atomazga. Graži statybinė rozetė, kuri tarnaus kurį laiką. Kitas suplanuotas didžiulis darbas buvo šulinio išvalymas. Šulinio, žinoma, metų yra daugybė, kurį laiką buvo nenaudotas, stovi po egle, tai jį buvo pribirę daug spyglių. Pirmiausia, reikia išleisti vandenį ir, kaip matome, vandenukas bėga švarus, bet kokia tikroji jo švara paaiškės tik po kurio laiko atlikus tyrimus. Na, o čia matosi, koks pavasaris žalias ir gražus. Tikrai labai vasariškos dienos nusimatė šitą ilgąjį savaitgalį. Apžiūrėjus šulinį paaiškėjo, kad eglės šaknis yra nustūmusi viršutinį žiedą. Tad reikės papildomai atkasti, pastatyti į vietą ir sutvirtinti kartu su kitais žiedais. Čia yra toliau pumpuojamas vanduo ir kuo žemiau leidžiamės, tuo daugiau purvo matosi. Ir čia tas purvas jau iškeltas į paviršių. Jei galvojat, kad tai tik tai dumbliukas, nieko panašaus, per metus ten susikaupė ir medienos, ir netgi kelio ženklas panašu, kad šulinyje atrasta ir spyna, kuri papildė mūsų senųjų daiktų kolekciją. Čia po velienomis buvo rastas durų apkaustas. Na ir kažkokios karietaitės, ašies valdymo prietaisas, kurio net gerai nežinau, bet tikrai gražiai kabės ant sienos garbingoje vietoje. Pavyko rasti ir kvepalų bei vaistų buteliukus. Kvapas vis dar jaučiasi buteliuke. Na, o čia gražus vaizdas, dėl kurio mes visą tai darome.